juodbėrėliai mano, ojoj, žirgeliai mano, ojoj, juodbėrėliai mano. Gerkit upelio srovę, peškit rasotą žolę, žvaigždės į laužą krinta, ryto dangus jau švinta. Ojoj, žirgeliai mano, ojoj, juodbėrėliai mano, ojoj, žirgeliai mano, ojoj, juodbėrėliai mano. 2013 pavasaris. Gyvenimas keičiasi taip, kad automobilių gausybė persipildžiusioje lietuvėlėje retai patirsi vaikystės malonumą padardėti vežimo gale, kurį tempia geriausių lietuvio kaimiečio draugu ir talkininku vadintas arkliukas. Šaukėniškio Jono Gajausko prisirišimas prie arklių neišblėso ir dabar. Nuo vaikystės, jau nuo tarybinių laikų tėvai dirbo firmoje, ten su arkliais ir tekdavo padėti ir pajudinėti viskas taip pat. Be arklio neįsivaizduoju tau savo gyvenimą. Į tokį turiu, į poniuką, į darbinį ir tarpę tokį mišrūną turiu. Balną nusipirkau, žadu dar senatvėje pajudinėti, ką nors. Ir tiek. Man tai ir draugas man, ir visur. Ir pragyvenimas šaltinis buvo, kurį laiką daug metų jis, kas man da gali, viskas taip. Nuotaika bloga visada prieisiu prie arklio ten ir pragiedrėja nuotaika viskas. Taip arklys yra. Arkliukas ir šiandieninėme kaimo gyvenime yra nepakeičiamas, sako Jonas. Taip, jis su juo visur prieini ir pasodini, kur su technika gal neįeis, ar ten maži sklypai, kur žmonės ir moterikės prašo, ką padėti ten miestelį. Tiek metų atidirbau, jau sakau, gal sveikata, ne vis tiek padėk jaunelį, gal šiemet, gal kaip nors, taip ir einu da, kiek gali su arkliuku darbuojus, padedu. Gerų žodžių Jonas Gajauskas prisimena šaukėniškį Stanislovą Daujotą, išsaugojusi dar prieškario laikų pakinktus, nors kolūkio valdžia reikalavo atiduoti. Čia blizgėdavo, nes nublizginus buvo balans ant nugaros būdavo, dedamas tas čia. Tas šitas taip va. Tos visas. Čia dabar pas manis su grandinimu, tada buvo, ten su voda būdavo. Va, šitas. Viskas čia. Aš biškiuką užmausiu jam. Jau čia. Čia tiem pakinkta mažiausiai, aš nežinau, kiek čia metų, galbūt prieš karą, kur buvo. Dabar šnai sunku atstatyti. Va čia. Viskas susisekdavo. Šitas grandis apsinešusios, tai buvo. Čia irgi. Viskas čia susisaksydavo taip. Dabar čia daug kas yra sugedę, nutrūkę irgi reikia. Nedaug reikia, bet parestauruoti čia. Čia reikia viską atnaujinti. Daug kur nutrūka, sukandyja, metai savo darą. Bet galima būtų restauruoti čia jį. Kada reiks imtis to darbo man vis tiek. Laiką daugiau turės, čia per nugarą tas eidavo man. Diržas matomai, čia kur arklių laikydavo. Taip, viskas buvo taip. Kad gyvulių žiūrėjo, kad nebūtų, nesugadintų, neišgadintų, ką. Vykdami į Šaukėnų kraštą, kuriame gausu įvairių amatininkų, tikėjomės aptikti Rimorių, be kurio kadaise nebuvo įsivaizduojamas nei vienas kaimas. Rimorių dar vadino šikšniumi, kamutininku, mokančių pasiūti arkliams pakinktus, pavalkus, balnus. Šaukėniškis Vytautas Selenis prisimena, jog arkliukas buvo kiekvieno ūkio pagrindinis darbininkas.
ir Vytautui su juo teko daug darbų nudirbti. Nuo vaikystės į mišką traukiau, vežiau balkius, paskui vežęs, malkas vežęs, miške daug esu dirbęs. Tėvuks veždavos. Nuvažiuoju Pavenčius į geležinkelio stotį, iškraudavom, išvertus balkius, vėl parvažiuojam namo. Daugiausiai žiemom veždavo. Kiekvienas šeimininkas stengdavosi apreidyti savo arklį stipriais pakinktais, kad šie atlaikytų sunkų darbą ir sunkų krovinį. Pakinktų Vytautas dar turi net keletą. Mielai juos parodo ir pasakoja, kaip būdavo kinkomi arkliukai. Čia yra arklio pavalkas. Arklio kumeliai gali mauti visiems. Senovinis tas pavalkas. Yra naujos laidos, yra kur jau ant pečių jam užsideda, čia galva išlenda ant kaklo užsimaunas, čia į krūtinę atsiremta pinė, kad nebūtų skaudu. Pakinktų Vytautas niekam neatiduoda. Paliks šeimos muziejui. Tegul anūkai pamato. Užsukame į Kartoklių kaimą pas Juozą Ručinską, kurį neteisingai manėme esantį Rimoriumi. Ne, sako žmogus, jis tik uzdenes karvikėm dar pasiuvas. Rimorystė labai rimtas amatas. Pakinkti tai jau čia ne geras meistras, kur anksčiau būdavo pakinkti ne. Tikro Rimoriaus paieškos nebuvo lengvos. Pakinktų meistrą sužinom gyvenant Marijampolės rajone Liudvinave. Savo amatų ištikimas Vincas Burčikas neatsisako priimti nei vieno smalsuolio. Pakvietęs į stubos vidų, kur iš karto atsiveria dirbtuvių vaizdas, liepia sėsti prie ožiuko ir pabandyti siūti odą. Pradžią padarysiu. Dar žiūrėkit, skylukės yra. Vieną adatą pro kitą ir siuvat. 74 metai, kaip aš ant šitos lentukės sėdžiu. Taigi mama dar už 3 mėnesių suveina 90. Noriai Rimorius pasakoja apie save, savo kelią į šį amatą. Tai 23 gimęs. Į mokyklą pradėjau 9 metų, bet pirmai, tada mokino, ne taip kaip dabar, 6 metų 7. Baigiau 4 skyrius, o paskui jau reikia mokytis amato. Jei nesimokysi amato, tai reikia tarnauti, kada šeima didelė. O pirmai tų mokytų mažai reikia. Užaugom 8. 3 vyriški, 5 moteriškos. Tai 3 mirė, o da 5 gyvi. 54 metais nupirkom, jau žinotas buvau šitą stubą. O nuo karuomenės tai išgynė tarybinis ūkis. Amatnikai buvo reikalingi, kalviai, račiai, visi amatnikai, traktoristai. Gyvenimas pamokina. O kas pamokina pas mergas eit, šnapsą gert. Amatas. Tai ar negeriau amatas dirbti, kad dirbsi ką prastą darbą. Spakainas. Pasakodamas apie Rimoriaus darbą, Vincas Burčikas neslėpė nuoskaudos dėl pasikeitusių laikų, kai nebeliko Lietuvoje nei Rimorių, nei arklių. Arklių nėra jau, kad Rimorių būt nėra kas jūt. Kiek dar arklių belikę. Aš daug šitų gerų daiktų prigaminau, parodysiu, šorai, kad jie yra šventadieniniai gražūs. Yra 2 arkliam pakinklai, viskas su viskuo. Teiraujamės, kiek metų atlaiko geri pakinktai? Kaip dažiūri žmogus.
Jeigu juos invertina, įsitepa, padeda ką, tai jie laiko šmotą metų, o jeigu jie numesti guli. Nu, prie remonto atlaiko 15 metų, kiek žiūrint, kaip juos saugoja. Žinot, pakinklai taip, kad moterys turi būti išdabyti, gražiai viską, o tada. Čia jau toks intaisas turi būti šitas, o įsukinasi, o šitas ant kaktos turi būti, kaktinukas, va. Arklukai ant ausų, akiniai, o šitos žvaigždės turi būti, čia žebuklis, o šitas kabinasi ant sketeros, o. Tie metalai buvo gaminami nežinau kur, jų buvo krautuvėse ir pirko, o jų dabar nuo 40 metų nieks negamina, kiek buvo iš ko tai daryta. O. Čia skaitosi apgalvys, o čia vašora. Šits eina per kaklą, ką vadina ant karčių. Čia balnelis per viršų arklio, va. Viržiai, per uodegą, va. Nori, kad gražus būtų, kaip apdulka, tai reikia šveist, dabyt. Vat šorus tai būdavo pakabino prie virtuvė ir vaikai, ir piemuo, ir jaus dabina, kaip parvažiuoja. Vadelės prie šorų, kaip reikia išpjaut. Tai jau į mergas nežiūrėsi skūras rėžydamas. Vincas Burčikas sutinka papasakoti apie gausybę savo dirbtuvės instrumentų, kaip reikia išpjauti ir susiūti odą. Nu, reiks pasakot. Ką darysi, jau jeigu leidau instrumentą, jau turiu klausyti. Ir dabar mieruoji jau su peiluku. Bet jūs, kaip žiūrit, aš galiu nenutaikyti atpjaut. Nu, pjauta. Deda Rimorius odą ant kaladės, kerta skylutes. Norint stipriai susiūti, reikia žinoti, kokio siūlo reikia ir kaip jį paruošti. Reikia atsipjaut galą, galus susmailyt, kad nada tokias lystų ir va, tuo įsmaluot. Nu, dabar reikia galai išvyt ir užsmailyt, ir Nu, aišku, dabar adatą invert reik ir užlenkt. O, tai va šitaip. Va, siūlas Rimorių šitokių siūva, va. Dienų durt ne tas amžius. Poniotė. Nu, visur reikia, raplių reikia visokių. Reikia surišti kur kas, tai ką prie šitom reikia suimt veršt, o kur neužlenki rankom, ką storą, o šitom. O dar vienos yra, tai tos, kur norite pasukai, va. O skylukė, nustatėjai ant katroje. Reikia meistrui ir gausybės plaktukų, peilyčių, cirkelių ir kitokių įrankių. Didesniam daiktui užduoti reikia didesnio, mažesniam mažesnio. Va.
Pakinktų ilgamžiškumą lemia tai, kaip juos išmirkysi tepaluose. Kai būna daug tepalo, tai įmeti viską, o dabar nedaug tepalo, tai nemožna merkt, badumblo yra. O. Ir viskas įpakabina ir tai šitai šitėp. Ar seniau daug rimorių buvo Sūduvos krašte? Klausėme rimorių. Oi, buvo rimorių mūsų krašte, tai gerklių buvo, kas vienas kur apdirbs. Kokią 20 aš jau pažinojau, visur buvo, į Marijampolę, į visur. O paskui jau valdiškos kūros nebuvo, krito gyvuliai, reikia įsukti, patiems įsidirbti. O paskui, kaip ankstesnių amžiaus buvo visi, išmirė, mokytis nieks nesimokino. Pasikeitė laikai, atsidūsta rimorystės amatą dar demonstruojantis liudvinaviškis Vincas Burčikas. Ir už tai labai gerbiamas. Skaudu, kad amato ir išminties nėra kam perduoti. Mokytis niekas nenori, o ir šiaip žmonės pamiršo darbą. Kas dar jauni mokysis dirbti? Jau žinot, kaip reikia odos dirbti, prasmirdė kirmeilės rytasi. Tai ar dirbs dabar kas? Ką? Čia niekas nedirbsi, dabar kamgi reikia ko. Arkliai baigėsi, kągi veiks. Tai o gerai, kad aš šitiek metų dirbu, tai viens iš Kapčiamiesčio, kitas va iš Kražių, kitas iš Kėdainių, kur. O kiek dar dirbasi? Man iš viso beveik nereik dirbti. Nu ką gali padaryti, ką? Suvarė technika baisiausia, žmonių nereikia, kas dirbo visur. Kiek reikia žmonių? Per Rugiapjūtę pilni laukai, per žiemas pilni kluonai kult, viską dabar atėjo, nuburzgė vienas ir viskas. Nu. Darbas, sveikata, už tai ir ligoniai visi. Ką daryti pirmiausia? Nieko nepadarys. Reikia sugrąžinti senovės laikus, kad visi dirbtų. Susitikimas su šiuo gražaus proto ir sielos darbščiu žmogumi baigėsi tuo, kuo prasidėjo. Pokalbio apie arkliukus, kuriuos užgožė, išvarė iš mūsų gyvenimo įvairios mašinos. Todėl ir rimoriaus amatas tampa muziejinė vertybė. Mes papratę prie arklių, nuo vaikystės kaip kaimo žmogus. Kas buvo arklys? Kas buvo? Tai didžiausias draugas žmogaus. Kas buvo bernam arkliai? Ar Veseiliaus, ar Talkos, ar kur? Veseilė. Arkliai švaki, ano geri, kaip tu pavažiuosi, kaip tu jį dasivysi. Va, arklys viskas. Aha. Dabar tai nieko nežinau. Pirmas. Tai karvė žiūrėjau, pirmą arklys, jau arklys. Kaip tu apdirbsi žemę, jeigu arkliai švaki? O šydino vienas iš kito. Ką? Reikia šert gerai. Duot grūdų, duot žmoniškai. Kapraik, arkliai, tai va. Vernų lašinių reik, tai bus vyras. Arklio avižų. Ojoj, žirgeliai mano, ojoj, žvėreliai mano, ojoj, žirgeliai mano, ojoj, žvėreliai mano. Gerkit upelio srovę, peškit rasotą žolę, žvaigždės į laužą krinta, ryto dangus jau švinta. Ojoj, žirgeliai mano, ojoj, žvėreliai mano, ojoj, žirgeliai mano, ojoj, žvėreliai mano.